Matijošaitis, kuriam dar turėjau, kaip sakyt, noro ranką paspausti, tikėdamas, kad galbūt tikrai vyksta sudėtingi procesai, kuriuo aš nesuprantu ir ne taip paprastai išeiti iš biznio, dabar daro dalykus, po kurių aš apie savo rankos paspaudimą Matijošaičiui nebekalbu. Aš tik kviečiu kauniečius vertinti šitą situaciją kaip jau tiesiog pavojingo Lietuvai žmogaus elgesį. Kol vieni kalasi su Rusija ir visaip kaip šito svoločiaus Putino, supranti, atėjimui į Lietuvą ruošiasi ir į Europą likusią. Tai vienas mūsų Kauno miesto meras neturi problemos daryti biznio su Rusija ir atstovauti Rusijai susitikimuose su Kubos atstovais. Yra žema, yra dugnas ir katastrofa.